Milžiniška Paryžiaus sėkmės priežastis ir turbūt didžiausia tendencija krepšinėje paskutiniais metais yra Gortato užtvaros baudos aikštelėje. Paryžius jas naudoja daugiau nei bet kuri kita komanda Europoje ir nelabai kam Eurolygoje pavyko iki dabar tą išnarplioti. Bet Fenerbahčė sakyčiau, kad per pirmuosius 2 šios serijos mačus atlieka nuostabų darbą būtent tvarkantis su Gortato užtvaromis. Žaidėjas su kamuoliu tuomet atakuoja į tą pusę, iš kurios žaidėjas atbėgo, o vidurio puolėjas po krepšiu valo kelią. Bet Šaras liepia savo žaidėjams eiti iš priekio ir keistis baudos aikštelėje prasiveržimo metu. Šiame klipe susikeitimas įvyksta labai anksti ir Kratzeris lieka su Baldwinu. Kadangi jis nugarai krepšį tikrai nežais, Malcolmas galiausiai imasi darbo prieš Melį pats. Ir Kratzeris reaguoja. Prasiveržimo į dešinę metu bandoma statyti Gortato užtvarą, bet Baldwinas spėja užlysti ir susikeitimas įvyksta maždaug 2 metrai nuo krepšio. Vėl vyksta taikinių gynyboje ieškojimas ir Kratzeris po krepšiu vėl reaguoja. Keifi veržiasi į kairę ir Biberovičius spėja išsilaisvinti iš dar vienos Gortato užtvaros ir užlysti iš priekio.